Sveiki kolegos, labas rytas, pirmadienis, pabaigiau savo 45 valandų poilsį savaitinį. Tai va, nauja savaitė, trečia jau. Tai va, dabar ten mačiau komentarą, kad nieks nedaro kompensacijų. Nu, gal jūs ir nedarot. Jūs norit rizikuoti, jūs rizikuokit savo pinigais, savo kortelėm. Kažkaip nenoriu nei piniginę rizikuoti, nei kortelę savo įrašais turėti. Taip, kad jūs nedarot, jūs nedarykit, o aš darau. Ir dabar ką aš turėjau? Penktadienis, šeštadienis, sekmadienis 72, ketvirtadienį dar 4 valandas 76 ir dar pirmadienį 8 ryte pradėjau dar 8, tai kiek čia 84, ne taip, suskaičiau ne taip, nu kažkas, vienu žodžiu, net ne šiam 6, turėjau 84 valandas, bendroji sumoji sudėjus. Tai va, buvo bazai palikta, tiksliau vakar sulaukiau, kol atvarė sunkvežimį, nes savaitgalį vietoj manęs dirbo kitas žmogus, ten važiuoja, sakė, jie į Stokholmą važiuoja į Ikea savaitgaliais, kai mes ilsimės, atiduoda mano mašiną kitam. Tai jo, tai man vakar į Kalingį atvarė į bazę mūsų mašiną, jau pakrauta priekaba. Šiandien važiuoju į Helsingborgą, įsikrauti, paskui kažkur dar tenai vietoje dar pasikraunu ir grįšiu į Karlskroną greičiausiai. Taip turėtų būti pagal visą sistemą, dar nemačiau visų programų, kas ten ir kaip ten. Tai va, pailsėjęs, buvo šefas išnuomavęs kaimo sodybą, ne viešbutį, kaip sakė, nes tipo viešbutis buvo pilnas, tai išnuomavo kaimo sodybą, gyvenau pas švedus, su švedais kaime, arklius augina, vienu žodžiu, jo. Nieko toks, visai gal ir nieko, tik tai kad biškį aš durnai padariau, nepasiklausiau dėl ką aš ten galiu ir ko negaliu. Jo, ir dabar dar dėl tų skalbyklų pagaliau išsiaiškinau, kur galima skalt be tų parkingų gal automobilių. Pasirodo, kempingai turi skalbyklas. Ir ten netoli savęs radau vieną kempingą, nuvažiavau, pasiklausiau, jo, sako, skalbtis man nusiperki žetoną, tai 35 € žetonas už 70 minučių, tai praktiškai man ten, mano rūmam užteko, ten mašinai skalbimo 36 minutės, man rodos, ir džiovinimui 34 minutės. Taip kad 35 kronos, už 7 eurai. 35 kronos, tai kažkur ten 3,5–3,30 €. Tai manau visai padori kaina. Aišku, kas ten bazės turit, sakysim, kas važiuoja kadencijom ir važiuoja bazės skalbimo mašinos, sako, yra, tai jo, ten aišku, jau nemokamai tada, bet ten 3,5 €, tai irgi ne pasaulio pabaiga. Plius pasigrožėjau vaizdais, puikios ežerai, su salom, ten išėjimas į Baltę, net, nuostabus tikrai vaizdai. Galėjau net ir pasimaudyti iš tikrųjų. Pačiau žmonės maudosi. Tai va. Ką, važiuojam į Helsingborgą, nedaug čia man liko valandą. Žiūrėsim, kas per pristatymo taškas. Ten mes ten krausim, ką išsikrausim. Sustiksim išsikrovimo taške galbūt. Traukinį turime priekyje. Traukinukas čiuku važiuoja ir kažkaip labai lėtai. Labai. Nepatraukė gal. Okei. Stojam, laukiam. Dar nevėlu. Oi, koks tu lėtas, traukiny. Taigi anglių įmesk biškį. Siaubas.
Vajetau. O, atsidaro šlagbaumas. Let's go. Okay. Jėzau, kokie gražūs žibintai mėlyni. O, Jėzau, kaip gražu. O, Jėzau, kaip gražu. Net žalia, tai yra mėlyna. Kažkaip mums liko 50 kilų. 50 kilų liko. O, butelis geras. Butelis geras stovi. Dar ką pastebėjau Švedijoje, praktiškai ant kiekvieno žiedo, nu kaip ant kiekvieno žiedo, bent jau gal tokių, nu šiaip, va įvažiuojant į miestus, miestelius kažkur, tai tokius didesnius gal, ant žiedų yra kažkokia skulptūra ar kažkoks tai papuošimas. Ne tai, kad tuščia. Ne, nu, ne visi čia, bet daug kur pastebėjau, taip kai važiuoja žiedą ar prieš miestą, gal miestelį, toks nors meno darinys, kūrinys. Šitas pilietis man stabdo eismą. Perkūnai su skrybėle važiuoja, atsisėdęs tenai. After 400 meters, keep right to join the E4 towards Helsingborg. Helsingborgas. Išvažiuojam. Stabdžiai, stabdžiai, stabdžiai. Stabdom. Now keep right to join the motorway. Sako, reikia išvažiuoti, nu tai išvažiuojam, jeigu reikia. Negi čia ginčysis su jais. Reikia, tai reikia. E6, E4, E20, Malmo, Helsingborgas. Gerai, išsijungtų savo klink. O, slalomas. Važiuojam slalomą. Figūrinis vairavimas, jo. Gal neblogai. Ko čia jūs pridarėt bardiūrų visokių, Jėzau, aš bijau važiuoti, aš telpu čionai. Telpu. Aš vos neprisikakojau kelnes iš baimės tokio siauro kelio. Kokie gražus logistikos centrai, tik tai margi spalvoti. Gerai, nusimetam greitį, nes toj spalvota bauda. 2 kilometrai viso labo. Nu, sako, kad aš atvažiavau. Aš atvažiavau tada. Cross the roundabout and take the second exit, then you have reached your destination. Okay. Nėra nei pavadinimo, nieko, blemba. Čia gal, ne? Novasta, čionai, blemba. Atvažiavom ir kur dabar man dėtis, eit kažkur reikia turbūt prisparkavus, ne? Einam ieškoti ofiso, ten matau kažkas užrašyta ofis Novasta, gal ten reikia prisiduoti. Žiūrėsim. Jokas paėmė. Viena fūra lietuviška stovi, su lietuviškais numerais, kita fūra lietuviška stovi, bet į lietuvius visai nepanašiai. Ten du visai juodi sėdi, ten iš Azijos kažkoks bachūras verioks. O aš važinėju kaip asilas su blemba atidarytų priekiu. Normaliai, ne? Ką, įsikrovimas buvo labai greitas. Žiauriai.
tik tai padaviau, prisparkavau, blum ir nebėra. Tai va, ką aš ten apie tenai. 2 fūros lietuviškais numeriais stovi, bet nežinau, kažkokią firmą nematytą, pamiršau jau dabar, sklerozės senatvė. Vienam 2 kažkokie ten visai juodi indusai sėdi greičiausia, arba kažkas panašiai. Kitoj irgi kažkoks azijietis, šviesesnis, aišku. Ir apskritai, kiek buvau sutikęs lietuviškų fūrų, ar aikštelėse, sakau, nueisiu tenai, pakalbėsiu, paklausiu, ką nors. Geriausiu atveju negavariu Palitovskį, karočią. Ar ten baltarusai, ukrainiečiai, nežinau, kas ten dirbam, ne. Arba, va, kaip čia. Nėra ko stebėtis, mes patys dirbam, Švedijoje, Norvegijoje, visoje Europoje, Anglijoje ir taip toliau, Vokietijoje. Tai kažkas mūsų vietas Lietuvoje užima. Jo, bet taip gerai žiūrisi. Kažkaip. Kai Anglijoje tokioje, va, ten, sakysim, pripratęs prie tų visokiausių, nes ta multikultūrinė, pas juos tradicijos multikultūrinės labai senos, o pas mus tai dar kažkaip nėra jų labai palyginus daug. Kažkaip keista, o pamatai lietuvišką fūrą kažkur užsienį galvoji, tenai persmėsi žodžių kažko. Žiūri, kad persmėsi, nebent indiškai, kazachiškai arba rusiškai. Gerai, važiuojame į Landskroną pasikrauti ir tada į Karlskroną išsikrauti. Kažkaip staigiai šiandien viskas vyksta. Nežinau, čia tik dabar ar taip tęsis visą dieną. Let's go. Statosi logistikos centrų. Čia man toks įvaizdis, kad Švedijoje vos ne visi nauji tie logistikos centrai. Ar aš čia važiuoju į tokį DSV. Matau didžiulė logistikos centras. Jo. After 300 meters, turn right, then you have reached your destination. Nežinau, ar man čia reikia. Jaro, va tas pasakė, kad tai šefas Jaro. Turn right, then you Jaro, have čia reached your turbūt. destination. Ai va, maišai vėl ryžt. Oi, beliamba. Vėl ryžt. Exitas šiandien, tai ten gal įvažiavimas buvo? Tai kur dabar man čia įvažiavimas? Tai reikia klaustis. Kažkokia aikštelė yra, pasiklausime. Mašinų milijonas. You have reached your destination. Sukam. Ach, tai velnias, aš čia nieką nesuprantu. Nieką aš čia nesuprantu. Losnik, čia įsikrovimas losnikų, man rodos. Ait kažkur pas kažką klaust. Kažką klaust. Va čia ofisai kažkokie Jaros yra. Einam. Bliam, pasikrovėm visą šlapės maišų prikrovę toninių uoste. O dabar vešim į Karlskroną. Lenkam tegu siunčia. Oh my gosh, šlapės visas, nežinau kas. Gerai, reikia rekordi pačią. Dokumentus turiu. Reikia užrekordinti mano išvykimą. Dedam mašiną. Žiūrim, kiek mes turim ant ašių. Rekordą pačią. Ok.
Viskas. Šitas padarytas. Ką mes turime nuo šio? Davai pakeliam tinginį, pasižiūrim, kad... O, ne, 14 tonų. Na, vėjo šių. Kaip čia gali būti? Supratau. Nu ką, minam iš čia. Grįžtame savo uostą. Iš ne savo uosto. Iš ne savo į savo. O. Šlapis visas, megapolą pasileidžiam gal. Meters, turn right. Okay. Išleiskit. Ar reikia man vėl kodą vest? Čia pirmą kartą nusukau į parkingą normalų, kur yra tualetai, kavinė, parkingas, sunkvežimiam, ne vieną vietą. Parkelis kažkoks netgi. Ledus valgau. Čia tualetai. Priima. Ir čia turėtų būti dušai kažkur tai. Einam pažiūrėti. Čia tik tualetai. Nežinau, kur čia sako yra dušai, bet kol kas aš jų nematau. Nebent tenai tuose namukuose, bet ten gyvename viešbutį. Nu, dušų nematau kol kas. Gal kur nors pasislėpę. Bet galima čia bus dabar kur užsipilti. Bet žinot, ką pasakysiu, vis dėlto iš greitkelio išsuki miestą taip gera, yra taip suki kokiam Žiede ar Sankryžoj. Tas toks blemba vairavimas greitkelį daug, sakysim, valandų, ten kelias valandas, biškį nuobodu pasidaro. Tai va, atvažiuoju savo mylimą uostą, Karlskroną. Norėčiau sakyti, kad viskas, pristatau priekabą lenkam ir tegu jie vežasi savo gdynę, plukdosi, bet šefas parašė. Greitas priekabų apsikeitimas ir rytoj 8 ryte kažkur įsikrauna, parašė miestą, bet jūs galvojate, žinau, dar Švedijos geografija taip gerai. Net neįsivaizduoju, kiek ten reikėjo važiuoti ir kas. Sako, žinau, kad labai tough, bet sako, įmanoma padaryti. Nu, jau, tai spėjau įmanoma, kai čia prieš šitą savo ilgąjį savaitgalį sekundės skaičiavau, blemba, jau stojau, paskutiniam sekundėm stojau, 0-0 buvo likę vairavimo darbo laiko. Tai jo, tai žiūrėsiu, kur čia man reiks važiuoti, ką čia reiks trautis, bet ir kur čia nakvot vėl kur nors kišenėje ant kelio, tai visą laiką. Ką, atvažiuojam į uostą, beveik atvažiuojam, prisiduodam prie kabelę, pasiimam naują ir žiūrim, kur mes važiuosim. Šidadida. Žinot, kokią šitą klausausi čionai? Megapol, Mix Megapol, vien švediška muzika, jokios angliškos ir net lietuviškos nėra. Ale visai geras tokios baliuškinos dainos švediškos. Jums pasakysiu. Nu, vietos bus sustotamai man į ofisą nubėgti, išduot popierių. Po parūkų. Kaip ten stovi 1, 2, 3. Nėra ten vietos, čia yra viena vieta, 2 vietos čia ir bus ten palei bordiūrą turbūt vietų. Ne, palei bordiūrą vieta yra. Negriauk tu ten. Čia 4 stovi, čia nėra vietos, čia yra vieta. Ką, užsipildom papirgalius, nešam cimairus, prisiduodam, žiūrim, ką turim, Ramūnas. Ieškom priekabą, Sakharov 993, kokia tenai. Štai jinai, prie pat. Prie pat. Įvažiavimo priskabinam ir spėju dar šiandien važiuosim, bent porą valandų kokių.
gal beveik davažiuosiu ir prie taško. Nu ką, šiandien darysim 15 valandų ir 10 valandų vairavimo. Ką aš čia dar turiu? Dar man liko 1 valanda iki 10 valandų vairavimo, o iki taško liko kem 6 minutės. O kai pradėjau važiuoti, skirtumas buvo tik 3 minutės. 3 minutės atsargoj turiu omeny. Tai va, biškį pavažiavau greičiau, biškį pasivėjau laiką šiek tiek, tai dabar turiu atsargoj dabar apie 15 minučių, taip kad jo, šiandien vėl varom maksimumą, o man tai šitas patiko. Kai gali šviesas, tik dieną pasidaro ir jo, dar tokių šviesų neturėjau nieką. Čia yra papildomai ant Scanios uždėta priekį, visa juosta šviesų. Jo, čia tai gerai važiuoti. Nu ką, važiuojam iki pristatymo taško ir miegot. Ok, dar vienas rytas. Tai palauk, vakar sakiau ar nesakiau aš ten vienu žodžiu, atlikiau. Nu jo, tiesą sakiau, kad turėsiu dar rezervę keletą minučių, tai jo. 11 minučių man liko ir nebuvo čia praktiškai ant gatvės nakvojau. Nieks neišvarė, taip kad visai pochrin. Tai va, 4, sakė man parkuotis į 4, o čia nors linijos yra subražytas normaliai. Ir kaip visą laiką, kaip matot, kaip ir minėjau ne vieną kartą, vietos saulėm bražyt. Tai va, vienu žodžiu, jo. Prisistumam ir bėgam į dušą, gal aš taip sakyčiau. Žiūri, Švedijai žiūri daug traktorių ant kelių ir visai daug stabdo eismus. Įdomi. Ir gana važiuoja kitą kartą ilgą atstumą, blemba, ir visi tempėsi. Nors, kaip sakiau, yra labai daug šitų A-traktorių vadinami, lengvos mašinos su tais trikampiais, ir jų masiškai važinėja ir, nu ką, visi tempėsi 30 km per valandą paskui jį. Tai va, ką, važiuojam, atrodo priekabos tik pasikeisti, kiek žinau. Tik priekabos pasikeisti. Tai va, vakar baigiau, kada sakiau baigiau, 22 ten kem 5 kažkur, tai plius minus kelios minutės. O dabar tos plius minus kelios minutės. Va, aš dabar turiu klausimą jums visiems, kas dirba kadencijos ir ratais ir apskritai, kas dirba senai. Man asmeniškai, nu, man sakau, čiagi man pirma tokia kadencija, apskritai, ką dirbau, nebuvo tokio spaudimo su laikais. Aš prisigirdėjęs ten, kad Girtiek, Valantana, dar kažkokios ten firmos, Jezau, ten Blairas, gal ten kitose yra, ir Anglijos gal firmose spaudžia, skambinėja, kur tu, kodėl dar ne ten, bla bla bla, bla bla bla, ten vėluoji minutę, 20 sekundžių, nu čia aš perdedu, aišku. Bet esmė tame, kad toks spaudimas dėl kiekvienos minutės. Aš žmogus toks, gal sakysim, su tais laikais ypatingai tachografo, aš mėgstu apvalinti viską ten iki pusės valandos arba iki 0,0. Nu, paskutiniu metu jau ten stengiuosi 15, ten, kad nebūtų ten 13 ar ten 17 minučių, tai ten 20, ten 25, nu, bet man labiau patinka tos 0,0 arba 30. Tai vakar baigiau 22,5, atidirbęs ten 14,45, ar ten plus minus, sakau, ten kelios minutės tiksliai nepasakysiu. Atvairavau ten be 11 ar be 10 minučių, 10 valandų. Ir vakar buvau pradėjęs 8 valandą pamainą ir, sakau, šiandien irgi pradėsiu 8, to labiau, kad įsikrovimas 8 valandą. O čia mes nedarom, kai Anglijoje ir Lietuvoje žiūriu, ir čianai nieks nedaro tokių, kaip Anglijoje mes darom. Pradėjai darbą, 15 minučių minimum vehicle check, nu, mašiną reikia tikrinti 15 minučių, minimum, be 15 minučių negali net pradėti niekur važiuoti. Čia nėra tokių. Nu tai galvoju, 8 valandą pradedu darbą ir važiuoju iš karto prie, nu, rampos.
Nu, įvažiavau aš ten, įsidėjau 8 valandą lygiai kortelę, ten aišku, buvo man išėjo pertrauka 9 valandos, 15 grubiai. Jau šefas rašo gal 2 minutės ar nežinau kiek ten po 8. Ar pradėjęs įkrovimas? Sakau, ne. Sakau, taigi man reikia dar nueiti iki ofiso, susirasti, kur tas ofisas, teritorija didelė. Sakau, pasistatyti per rampą, sakau, aš negaliu padaryti per 1 sekundę viską. Tai sako, tu jau vėluoji, tau užrašys vėlavimą, karočią. Tai sakau, aš turiu tų 9 valandų, bent jau 9 valandų, sakau, taisyklės laikytis. Tai sako, tu galėjai ten pradėti anksčiau. Nu, ten va, pavyzdžiui, ne 8 kai pradėjau, bet 7:05. Nu, iš tikro galėjau, nieko aš nesiginčiu, kad negalėjau. Bet tai dabar galvoju, okei, aš vakar kaip idiotas, blemba, visur viršijau greitį, kad tik spėda važiuoti kitos bazės prakeiktos. Pažinėjau dėl jo taisyklės. O dabar jis man priekaištus reiškia. Aš vis nebūčiau spėjęs atvažiuoti, jeigu aš nebūčiau, blemba, ten visur varės 8-5 km per valandą, blemba, ar ten kitą kartą pakalnėse. Vieną kartą pažiūrėjau, bendrai nesakysiu, tai nubaus dar kas nors pranešu. Vienu žodžiu. Tai va. Nebūčiau spėjęs iš visi kitos bazės davažiuoti, būčiau nakvojęs kur nors pakely, tai būčiau šiandien, nežinau, gal tik 8:30 atvažiavęs ar tenai, gal nežino kada. O dabar jis man priekaištus reiškia, kad aš karočią vėluoju 5 minutės per rampus. Lemba, galvoju, nu okei, viskas. Greitis 80 pas mane, Švedijai tokie greičio reikalavimai. Tai va, tai, prisiskundžiau čia dabar, bet man iš tikrųjų įdomu iš jūsų žinot, ar dauguma firmų taip spaudžia, ar vienetai, ar daugiau spaudžiančių, daug mažiau nespaudžiančių, ar, vienu žodžiu, kaip pas jūs tenai tie darbai, kaip ten su tais, ar ten tiek jau griežtos ten kiekvienos ten minutės, 5 minučių tokie reikalavimai, kad jau truks plyš turi būti, kaip šveicariškas laikrodis. Tai va, gerai, baigiau plepalus, važiuoju keistis priekabos ir žiūrėsim, kas bus toliau. Iki sekančio susitikimo kažkurioj vietoj. Lemba, švedai. Šanterių dirbu. Atėjo, sako, tau pačiam reiks išsivaryti tą priekabą, šitą prisivaryti. Sako, mūsų šanteris nepavažiuoja kažko tai. Tai dabar 2 darbo turiu. Atsikabint, prisikabint, vėl atsikabint, vėl prisikabint, karočią, dar prisikabint, vieną žodžiu. Ten kabinimusi. Rankinai krito iš pirmo karto, net nereikėjo taisyti, geras šven. Būna. Važiuojam, pastatom priekabą. Ir vėl kabiname savo. Ir dar ten daryšamės. Šefas man jau rašo, tipo, tai kada? Ne, čia reikėtų buvo valyti daug. Ar išės man apsisuk, čia gal. Čia kaip pirmą kartą atvažiavau, tai man visai nepatiko. Ir va tuos va pakelimus važiuoti reikia. Ir va šitos. Gerai, apsisukam ir varom ant bulom. Vietas apsimakskatuoti. Pirmą kartą kaip čia atvažiavau, tai aš labai buvau nesužavėtas šitais kalniukais. Galvoju, kaip aš į juos pataikysiu. Pataikiau kažkaip tai. Pataikau ar nepataikau. Kiek tai ratas gelinis gerai eina. Tai reikia galma prasitiesinti. Geriau tiesiai užvažiuoti. Čia kreuliuoti kažkaip tai. Važiavau praktiškai gerai. Nu ką? Įsikrovėm Ikėją, šiandien ryte vakar atvažiavom. Įsikrovimas 10 valandai buvo, bet
priėmė anksčiau, nelabai ten daug anksčiau pradėjo krauti, pusvalandžių, bet leido įvažiuoti į teritoriją. Šefas, kai visi laiks mirga. Ar pradėjo jai. Gerai, vienu žodžiu. Ką, važiuojame full shoppingą, ten kažką pasikrausime ir grįšime į Karlskroną. Žiūrėsim, oras apniukęs, naktį lyjo. Žiūrim, susitiksim gal full shoppingę. Nu, vienu žodžiu. Teisingumo dėlį pasakysim taip, kad aš vienas turbūt važinėjau nuo 80. Nei lietuviai, nei lenkai, nei tie patys švedai dažnai nevažiuoja 80. Čia aš vienas debilas laikaus taisyklių. Nu, bet tik to. Man tai patinka. Dabar čia važiuoju nuo Göteborgo link Stokholmo ir labai toks gana, kaip sakyt, kintantis reliefas. Aukštyn žemyn. O kokie karjerai. Nu, į vieną žodžiu. Aplinkiau vieną autotraukinį švedą. Įkalniai. Aš važiuoju 80. Pas mane autopilotas pastatytas ir aš pėlinu. Nu, gerai, ten vienas mane aplenkė, kitas aplenkė ir taip toliau. Nesvarbu. Vienu žodžiu, žiūriu, mane lenkia autotraukinys. Jis pradėjo gal dar lygioj vietoj. Bet jau buvo įkalnė. Nu, ir jis pradėjo lėtėti. Jis ten buvo jau susilyginęs su manim beveik, gal biškį galva priekį, pradėjo lėtėti. Nu tai ką, aš vėl karočiai priekį. Tai man dabar kas yra? Stabdyt, užleiskit jis pabaigtų lenkimą ir paskui įstoja įkalnį, šies vėl ant 50, ant 40, aš tada turėsiu paskui įtemptis. Okei, jis pasiliko už manęs. Karočiai. Praeina kiek laiko, jis vėl mane lenkia. Ir vėl jis mane lenkia įkalnį. Blemba, tai ar tu mastai, tugi matai, kad tu nepavažiuoji prieš tą įkalnį po perkūnais. Pas mane autopilotas sustatytas 80 ar įkalnį ar nuokalnį važiuoju, praktiškai. En kitą kartą įsijungia šitą laisvą eigą, tai tenai greitis biškis svyruoja, bet praktiškai pas mane greitis visą laiką 80. Ja, dar vieną kartą mėgino lenkti. Tai dabar atsiliko ir jau dabar nusitempė žiūriu per veidrodžius, vėl nežinau, kuris ten. Blemba, nu įdomus tie kartais kolegos būna. Macijas. I did it. Jam pavyko. Toks jau kelias jau biški lietuviškas, blemba. Gana siauras, vingiuotas ir jau su fūra prasilenk biški kaip ir baisoka. Žiemą jau turbūt nelabai malonu man būtų čia važiuoti. Aš žiemą išvis nevažinėjęs su fūra, su sunkvežimiu, tik tai su lengva, senais laikais. Taip kad tokiu keliu aš jau nežinau, blemba, ar čia aš norėčiau. Primena Lietuvą šitas kelias. Bet ką pastebėjau, jūs turbūt nei vienas, aišku, nepastebėjot, aš vienas čia pastebėjau. Ruduo praktiškai. Eina šiek tiek jau javapjūtės, blemba, viskas nurudavę laukai. Baigėsi vasara. Kad į kur po peraliais.
kelias į Šopingą toks. Na jau nuo greitkelio nusukau. Rūkštys visai jau kaimiškas. Vešim rulonus. Tokius. Lietuvis iš Bleiro, iš Utenos mano. Krauna. Lietuvis. Nu, kraus. 9 rulonus. 24 tonas. Vienas rulonas 3 tonas. Va taip. Tai va, reikia čia apsilgti liemenį ir taip toliau. Įsivaizduokit, kaip aš myliu Angliją. Wincanton. Dar liemenė mano iš Sainsbury, iš Wincantono, iš Anglijos. Tai va, kraunam toliau. Štai ją traktorius. Senoviška mašinėla. Irgi užsidėjęs tą ženklą trikampį ir jis negali važiuoti daugiau kaip 30. Bandom lenkt, sunkus aš, bet tai kas daryt. Lenkiam. Dar ne. Eik tu sam, bet man reikia stoti irgi pertraukai jau tuoj. Prikrovė ruloną blemba, važiuoju ir bijau visas, kad jie neišvirstų tenai. Suraišiau kažkaip tai, bet kažkaip tai. Jau šiandien turėčiau niekur nebevažiuoti, nes viskas. Per 2 dienas išnaudojau 20 valandų vairavimus ir 2 15 valandų darbus. Dar vienas liko 15 viskas. Ir dirbsiu trumpai. Gerai, ieškom kur sustot. Klausimas, čia normaliai pakrautas ar ne? Dabar žiūriu ant vienos ašies 9,6, kitos 6,2, bendrai ant abiejų 15,8. Taigi man rodos, aš tik 11,5 galiu vežti. Ar ne? Ką, kelionės tęsiasi. Vakar vėl beveik 15 valandų. Jo, spaudimas didžiulis čia ir dabar atsimenu vieną komentarą. Vienas žiūrovas paklausė, sako, ko pasirinkai LKV Walters. Sako, pas juos labai didelis spaudimas. Nu, dabar jau suprantu, apie ką jis kalbėjo. Vakar grįžau į uostą, pridaviau priekabą, ten jau man buvo likę vairavimo gal valanda, ten 15 grubiai, o darbo ten, nu, panašiai ir darbo likę gal pusantros valandos, iki 15 valandų aš turiu. Sakau, aš prisikabinu priekabą ir nakvoju, nes pristatymo laikas tenai, šiandien reikia pristatyti ten nuo 6 ryto iki 16 valandos. Paklausiau, sakau, ar yra koks nors tenai konkretesnis laikas, ne, sako, nesvarbu. Tai sakau, nakvoju uoste, tada ir tai šito išvažiuoju. Ne, sako, varyk iki paskutinės minutės ir jau tenai stok kur nors tenai šalikeliai blemba, miške. Ir karočią, nes Walteris nori, kad varytum visas maksimaliai valandas. Sunervino konkrečiai. Nu, ką darysi, supratau, kad tik limpau čia biškį su šito darbo. Konkrečiai. Bet vakar sutikau pasikrovimo tašką, žiūriu lietuvišką fūrą. Aišku, ten dirba kažkoks kazachas, kirgizas ar tadžikas, nežinau. Vienu žodžiu, nu, pradėjom šnekėti. Nebuvom angliškai, bet rusiškai tie šneku, jis irgi rusiškai šneka.
pradėjom šnekėt. Sakau, kokioj firmai dirbi? Sako, Bleirė. O, sakau, iš mano miesto, sakau, iš Utenos. Jo, sako. Na, ir pradėjom kalbėti, kaip ten tas Bleiras, kaip tenai, kaip ten viskas. Yra normali Volvo nauja, Volvo vilkikas, normalus viskas. Nuliovas beveik tenai gal metų senumo, kažkiek. Nu, ir pradėjau klausinėti, kaip Bleiras, kaip ką moka. Na, jo, moka ten apie 90, sakė, 95 gal išeina, gal 98, sakė, kažkaip kartais išeina, nelabai šio ten truputį supratau. Tai sakau, kiek laiko būni čia, sakau, kur važinėjai, sako, Danija, Švedija pagrindė. Tai sakau, nebuvo Europė visą, ne, sako, tik Danija, Švedija čia pagrindė kursuoja to maršruto. Sakau, tai kiek būni kadencijai? 1,5 metų. Ką, sakau? O, baliamba! Ir sakau, tai ką, sako, paskui grįžtu, nu ir 2 mėnesius tada važiuojas ten savo šalį. Nepaklausiu, iš kur, iš kokios ten Azijos valstybės jis yra. 1,5 metų, sako, važinėja ten. Tai sakau, gyveni Vilkykė, jo, sako, o tai sakau, kaip ten tas pertraukos kempinkių? Nieko, sako. Visas pertraukas Vilkykė. Ar kempinkios, ar 24, sako, kortelį ištraukia ir tipo, kad tu nebūni, nu. Vienu žodžiu, dirba firmai. Dirba, kaip sakyti, darbdaviui. O my gosh, sakau, dar man Bleiras skambina, oi, tipo, teik, čia, o, galvoju, nu, tai tada aš dar neblogiausiam sąlygom, kaip vadinu. Tai va, norėjau pasidalinti tokį vakar užgirstų bajeriukų apie Bleirą, nu, esu girdėjęs apie jį, bet dabar jau iš pirmų lūpų, kaip sakyti, užgirdau. Tai va, jau sakė, atskaičiuoja, už tam supražysi mašiną, atskaičiuos. Ten už kūrą, jeigu ten nupilnint kažkaip, tai kažką, nu, biškitas bazėtis irgi taip, rusiškai taip gana sunkokai šnekėjo, bet šnekėjo. Bet toks jis išėpęs patenkintas visas, geročia laimingas. Toks gerai jam. Tai va, ką, kaip ir sakiau, švarkarimas pripranta. Gerai, važiuoju šiandien išsikrauti kažkokį neištarimą man pavadinimo miestą, kuriam nėra time slot jokio. Nežinau, kad paskui bus viskas, nebeturiu nei 15 valandų darbo, nei 10 valandų vairavimo. 3 dienos ir viską papyliau per 3 dienas. Gerai, vienu žodžiu, tai va tokie pastebėjimai mano apie darbo sąlygas. Kaip sakyt, ne piragai ir čia. Gal man tai pasitaikė. Sakė man kad šitą labai įtampa tokia didžiulė įtempimas, bet nieko, bet šiaip tai pristatymo taškai, kaip sakiau, labai faini, keliai irgi geri, mašina gera. Tik tai va tas spaudimas, tai jis ten iki paskutinės sekundės. Vakar vos spėjau 122 keli, žiūriu, kad nelabai net tų kišenių yra, bet vos spėjau davažiuoti iki kišenės vienos. Minam tolin. Nu ką, kažkur artėjom prie išsikrovimo taško, kažkaip man liko 2 kilometrai. Nu jo, gatvė tokia užsukimui biškį. Gerai, kad spėjau pristabdyti, įleist fūrą, nes galima buvo būtų susidurti per miestelį. Kažkur tai netoli turi būti jau pristatymo taškas, bet toks užvažiavimas visai per miesteliukštį. Visai per mekšteliukštį. Pamatysim švediško miestelio gražumus. Bet jau pavadinimas tai ilgumas ir kažkoks tai stas. Nu, gal paskui perskaitysiu šį kur nors. Išliko kilometras su biškiu. Jo. Nežinau net ką vežu, net nežiūrėjau į CMR iš tikro, ką aš ten vežu. Ir kiek aš ten vežu, ir į kur važiuoju. Vairuotojas aš kietas.
Čia kai klausau jūsų, ten kitų youtuberių, ten tiktokerių, karočią, ten žino visas smulkmenas, tenai svorius, krovinius, ten, nu viską. Aš toks labatriasas. Pasiėmiau ir važiuoju. A kas, kur, dėl ko, už ką, prie ko? A vienodai šviečiai. Manet vairuotojas kietas aš. Siaubas. Dėčėlo traukiniuks. Palauk, vakar atrodo, kada čia. Aš čia buvau, ar vakar ar už vakar sandėlį vienam buvau. Ten nuėjau į šitą ofisą, pasimti popierų. Mergiotė tokia jauna, faina, tokia strojna, karočią, lieknutė, mažytė tokia, wow. Galvojau, sandėlį dirba, paskui žiūriu, eina, sėda į savo traukinį. Atvažiavus, opana, galvoju, o čia tai man когда kitąją rakam iki jos. Jo, nemažai, nu kaip nemažai, keletą moterų mačiau, ir vairuoja traukinius tos paparkūnais, kad į kurvelės, aš tai nežinau, ar aš turiu. Čia man left. Okei. Ai, va, Demex AB, tai Demex AB tenai rodo, tai ką tu čia man left, čia negalima sunkvežimiam. Demex tenai kažkur įvažiavimas. Čia sunkvežimiam, niu, čia niu, kažkur turėtų būti ženklas tada. Čia irgi niu, Tomas, ką tu rodai, blemba, žasnė tu. Čia va gal įvažiavimas kur nors, ką? Turn left. Va, Demex įvažiavimas sunkvežimiu. Gerai, kad jie turi ženklus. Demex. Čia kažkur įvažiavimas, tai netgi labai gerai, kad yra tokius nuorodos. Aš netgi visai patenkintas. Taip, na ir kur čia man dabar šukti? Čia? Jo, čia na ženklas. Čia ženklas, o tai fūra ten stovi, į ko stovi? Šiaip savo? Ar įvažiuot stovi? Opana, čia visa eilė. Aš jau nebetilpau. Okei, stojam. Čia jau eilė stovi ir aš nebetilpu. Šlapis, kažkaip labai dušna čia, na, aš jums pasakysiu. Jo, išsikrovėm, pralaukiau, nežinau kiek čia valandų. Begalė. Važiuok. Visai neskubėjo manęs iškrauti, visus kitus iškrovinėjo, tik tai ne mane. Ai, sako, tu turi laiko pakentėk. Jo. Nu ką. Pertrauką pasiėmiau, darbas buvo, viskas vienu žodžiu, važiuojam atgal juostą. Ką čia šiandien turiu, dar turiu. Tai va, tokie reikaliukai, nešdinamės iš čia. Sezamai atsidaryk. Atsidaro sezamas. Sezamas atsidarė.
skaffat oss portar. Vi har en tävling just nu där man får höra av sig till oss. Och så får man berätta om någon man tycker väldigt mycket om som man skulle vilja bjuda på middag. Och då är det någon som har hört av sig till oss och berättat om dig. Och det är lite speciellt den här gången därför att den här personen vill att du ska bjuda på middag. Det är din mamma. För hon har berättat för oss att du utbildade dig till kock. Och så gick hon och hoppades på att nu blir det goda middagar här hemma. Men så precis när du var... Na ką, labas iš penktadienio ryto. Jau išsikrovė Mikėjai, tiksliau pasikeičiau priekabas tik tai. Čia Ikėjos bazė Elmhulste tokiam miestelyje. Netoli mane iki Karlskrono 138 km važiuoju dabar tenai, vežu tuščią priekabą, numečiau pilną, pasiėmiau tuščią. Grįžtu į uostą ir tenai tikiuosi kažką gausiu. Čia žiūri visas Ikėjos miestas, kokia velnė, Elmhult. Tai va, įdomus ten mačiau tokie vilkikai Ikėjos dirba, skanios tokios. Nu, ne kaip tie priekabų tampikliai kitokie, ten toks, kaip atrodo normali fūra, nu, normalus vilkikas, bet toks įdomus kabinimai ir tokios priekabėlės mačiau trumpos kažkokios, tai nežinau, aš ten nematęs tokių, ten kažkokią kitokią sistemą matyti. Tai jo, na jo, čia yra pasirodo ir tokių. Tai va, tokie reikaliukai, tai šitą ką. Grįžtam ir žiūrim, ką turim, turėtų man prasidėti jau 24 valandų poilsis. Tik va, nežinau, ar šiandien jis prasidės ar rytoj, nes šiaip rytoj paskutinė diena, kada aš jį turiu pradėti. Tai va, žiūrėsiu, kur aš tenai susirasti reiks aikštelę kažkokią normaliai šitą kartą su tualetu, ne taip kaip praeitą kartą stovėjau, karočią. Didelėje aikštėje be nieko. Tai gerai, kad kaip sakiau tenai. Ten buvo tas Karlshamno centras ir uostas prie pat. Iki centro ten 1,5 kilometro peškom gal. Iki uosto dar mažiau. Tai, nu, vaikščiau į centrą tenai. Ir tada ten, kada aš pradėjau penktadienį. Iš penktadienį šeštadienį ilsėjausi. Tai penktadienį nuėjau, pasižiūrėjau, kas gero, apsiprekinau ten Vilis parduotuvėj toj. Pavaikščiau, tada šeštadienį atsikėliau, nuėjau, parasinešiau, pavaikščiau daugiau biškį. Tualetais pasinaudojau, nes mano aikštelėje nebuvo jokio tualeto. Bet šitą kartą reiks ieškoti su tuliku, kad būtų. Nes taip čia nelabai įdomu. Aišku, privalumas, kad stovi šalia miesto, gali nueit pasivaikščioti, nereikia toj fūrui gulėti visą parą. Susirasi kažkokią aikštelę, kur nors bus toliau nuo miesto, tai jau turėsi ir buvo toj mašinai. Nu, matysim, kur čia mes pabaigsim tą visą. Oi, mergiotė eina per kelią. Labai atsargiai būkite. Ir pikta dar kažkokia visa. Oi, pykstam. Pasipūtus gal ne pikta. Tai va, šiandien kažkaip prisikabinau priekabą, pradėjau važiuoti, nesuprantu, kažkas ne to, jaučiu, kad kažkas ne taip. Pasižiūriu, ir svarbiausia buvo lyta biški, matau vėžius, bet galvoju, blemba, einu pasitikrinti, ar tenai tik tai ne padangų žymė. Akurat stabdžiai įjungti. Pirmą kartą taip man pasitaikė, kad stabdžiai būtų įjungti. Čia kaip mes Anglijoje tai vis laik taip darydavom, Lietuvoje tai nieks neįjungia stabdžių, čia pažiūriu, nieks stabdžių neįjungia. Priekabos aš turiu mini puspriekabę stabdžių. Nes Anglijoje tai pastatai priekabą ir jungi stabdžius. Nieko ypatingo, šefas parašė, kad važiuočiau pro Karlshamną, nes gal sugalvos kokį nors darbo pakeliui. Koks skirtumas, vis tiek aš pro ten važiuoju, tai galvojau jau apsisukt, grįžt, tikė, gal kad nors para, pasirodo. Nieko, gal darbo nelabai yra, kad taip čia su tuščiom priekabom lakstau jau antrą dieną. Nors darbo nėra, bet dirbu po 15 valandų. Tai jo, darbo nėra. Svarbiausia judėti. Ir viskas.
Gerai. Ką, važiuojam atgal. Laukiam žinutės. Ar gausiu ką nors pakeliui, ar važiuosiu į Karlskroną. Tik tai ir tenai jau kažkas tai bus. Reikia atsibūsti. Man kas nepatinka čianai, tai vienas dalykas. Aš dar nerandu vokiai Lietuvoje, Anglijoje, tenai, kur aš dirbau. Važiuoji, pakeliai pamatai kolonėlės, tenai fūram vietos yra praktiškai. Čia dažnai nėra fūram vietos, tik tai mašinom. Arba kolonėlės iš vis be jokių parduotuvių. Arba nėra fūram, kur užvažiuoti, nežinau kaip jūs tenai darot, kas papasakot, Švedijoje kaip dirbot. Man trūksta tos kavos rutinos, procedūrų tų kavos. Užvažiuoti į kolonėlę, nusipirkti kavos ir tada važiuoji savo, kur aš noriu. Blemba, kaip čia aš nieko nerandu. Kartais būna ten kokį nors restoranas, kava ten ta tokia, sako, įsipilk, tenai, stovi tam, arbatinukė. Bet va tokių, kaip Lietuvoje, sakysim, ar kaip Anglijoje, užvažiavai ten ar SKLK, ar tenai šitam Viadon, ar tenai bet kuriom kavinėm, stovi automatai, ten pasiėmė tos burgerius, hotdogus, whatever, bet kokį šūdą ten pagrauž, ten tram. Čia, nežinau, aš nerandu. Yra jų pilna ten tų McDonald's, visokie ten Max, tie burger, karočiai tenai ir taip toliau, bet, jie nepritaikyti fūrom dažniausiai. Kas dirba Švedijoje, papasakokit man, kaip jūs. Aišku, aš turiu kavinuką, ten pasidarau tos kavos, bet, man ta pati, žinai, užėjai, nusipirkai, karočiai. Man patinka kažkaip pinigus. Kažką tai gavo, vėl reikia skaityti žinutę, kas tai gavo, karočiai, ko negavo. Tai va, kas dirba Švedijoje, papasakokit, jeigu jūs tenai, nes dabar mačiau vienas furistų dienoraštis, tu papasakok, žinau, dirbi. Ten sakei, nepasėvėjai savo SKLK planuko, tai nebegersi kavos iš savo, tai kaip ten veikia viskas. Tai va. Gerai, varom toliau, vėl šefas kažką parašė, kažko nori, jau kažką gal gavo, tai nežinau, reikia gal vėl stot kažkokią kišenę žiūrėti, tai tenai manęs laukia. Iki sekančio susitikimo kažkur tai. Tik pasiskundžiau ir radau iš karto SKLK ir fūrom vietos yra atsistot ir kavos pagaliau nusipirksiu gal blemba. Va, matai, reikia tik tai pasiskūsti laiku ir iškart jos pasirodo ant kelio visur. O tai važiuoji, nė velnę nematai. Ir hotdogų yra net, meal dealas 19. Bet tik tai hotdogas su gėrimu, o su kava pažiūrėsim. Einam darytis kavos. Melan yra vidutinė. Kur tas įkėjus įsikrovimas dabar? Čia įvažiavimas. Aplinkui po perkūnais. Negalima, reikia važiuoti. Diktas šiandien aš, ar žinot jūs? Šeštą dieną, blemba. Gerai, ten nevažiavimas. Supratau. Važiuojam vėl per stovėjimo aikštelės. Čia kažkur tai apsukam ratuką. Dar kartą. Kaip šitą reikėjo, biškį nelabai suprantama. Nėra ženklo, nemačiau bent jau ženklo, kad būtų shoppingas, blemba, kam to virš atsisukau. Nemačiau ženklo, kad būtų infarkt. Arba ten lorry delivery, kaip dažnai būna. Gerai, apsukam ratą, jau dabar žinau šitą ratą aplinkui, tai tada viskas paprasčiau. Pirmą tai važiuoji ir galvoji, tai kur čia, tai čia, va yra rampos kažkokios, tai... Ir reikia važiuoti tenai. Ir turbūt skambinti vardus arba telefonu. Aš taip spėju. Gerai, išsikraunam, grįžtam ir tikiuosi pradėsim sutrumpintą dienos poilsį. Tai yra savaitės poilsį. Greičiausiai turėtų šitai būti. Tai bus baigėsi 3 savaitės mano. Bus pasibaigusios.
Gerai, dabar nepražiopsot. Įvažiavimą. Na tai vėl kaip tas iš to multiko seno. Aponį bėga į pakrūgų. Aponis bėga ratuku. Okay. Čia dabar reikia įsukinėti. Toks įvažiavimas, tai ką žinau. Ne, aš skaityčiau. Oh, shit. Dabar kažkur tai gal skambint reikia. Na ką, baigėm įsikrauti Ikėją. Kažkaip tai 2 pakuotės buvo vienoje Ikėjoje ir čia užsakė 700-800 metrų dar kitą Ikėją. Čia visą fūrą reikėjo iškrauti. Važiavo šitas vaniukas Ikėjas. Atnešė šviežių kulkučių, šiltas dar, su cinamonu, su garlic, sviestu garlic. Super! Pavalgiau va iš šito, skaniai, šiltai. Tai va, važiuosime tą ir žiūrim, ką turim toliau. Sustikau dar vieną vairuotoją, ukrainietis, Švedijoje dirba 2 metai irgi. Sako, priprask prie spaudimo vaikelį. Sako, čia visi spaudžia. Čia kvėpuot, sako, neduoda laisvai. Sako, skaičiuoja kiekvienas minutės. Taip kad chillaut sygi, pratinkis ir dirbk kaip juodas jautis, kaip negras. Nebekrauna, man rodos, bet raudona dega. Kodėl? Tai reikia pažiūrėti. O šalia neužsidegs man čionai. Tai va, hebra, gerai, važiuosim. Oras biškiai įsigėdrina, gal bus netgi visai gražu. Važiuojam. Tai yra, einam žiūrėti, pabaigė, nepabaigė. Ir minam į Karskroną. Sustiksim gal tenai. Gal jau užbaigsim šito savaitės seriją. Varom. Ar tai kairė, tai į dešinę, karo. Čia pats apsispręs, kur tu nori važiuoti. Link shopping, Norrköping. Išvažiuojam, ne? Išvažiuojame. Ką aš čia turiu 4 valandas 25, man iki taško, tai suvairuosiu be sustojimo. 4:29 turiu vairavimo, tai dar paspausiu biškį vietomis ir nereiks imti pertraukėlės. Nors ten rodo kažkur kelio darbus. Kelio darbus rodo vėlavimas 2 End of the minutės. road, turn right. Ne šitam raude dar. Ne šitam raude dar ten right. Tai va, kiek čia aš užtrukau, nežinau. Užtrukau kažkiek tai. Kažko vidury krovimo pradingo jie kažkur tai. Gal nuėjo pavalgys, gal kažko tai. Tik tai girdžiu, kad nieks nieko nebedaro. Pasižiūriu, sakau, einu pasižiūrėsiu. Pasižiūriu, pusę priekabos dar neiškrauti. Okei, galvoju. Supratau. Liaudis poilsiauja. Poilsiauja. Nu ką, pasivaikščiau ir patripinėjau kojas, prasimankštinau. Šiek tiek. Dabar galim važiuoti vėl 4,5 valandas iki taško. After 600 meters, turn left. Planų jokių neturiu kol kas. Ir greičiausia, kad gali būt, kad ir neturėsiu. Left man, čia man left ar paskui left? Ne čia left. Ne čia left. Cross on the mountain, take second Take the exit. exit. Okay. Second exit, 23. Per
praeitą kartą apie žieduosios skulptūros ir norėjau parodyti, bet man rodos išvažiuoju kitų kelių po Perkūną. Čia buvo į link shoppingą įvažiavimas, tokio skirtinė gal biškiai jau tokio mandresnė, bet matyt išvedė mane kitų kelių sukčiai. Tai va, nu ką darysi. Tai ką, baigiam šią savaitę turbūt, nežinau, ar čia daugiau ką nors parodyt galėsiu jum. Švediškų kelių jau lyg tai rodžiau, aišku, galėčiau parodyti, uždėti muzikėlės kažkokios tai ir pravažiuoti. Na, jeigu pamatysiu, ką gražaus pafilmuosiu, uždėsiu kokios nors muzikėlės pravažiavimui pasiklausimui. Tai ką, per šią savaitę aš staigiai išnaudojau visas 15 valandų, visas 10 valandų vairavimo, 15 darbo. Spaudžia iki paskutinės minutės viską. Nors kitą kartą ir nėra darbo jokio suplanuoto, bet skaičiuoja bet ką, pradėjai per anksti, pradėjai per vėlai, sustojai, atsiprašant, tualetą 10 minučių, nepasiėmei pertraukos ir taip toliau ir taip panašiai. Nu, vienu žodžiu. Kaip ir sakiau, kaip sakė man tas ukrainietis, priprask, sako, visur taip yra, visur taip jie varo. Tai va. Darbas pas neblogai, viskas, sakau, patinka man tie visi pristatymo taškai, sandėliai tenai, gamyklos kažkokios, tai keliai, vėl kartojasi, aišku, mašina, viskas tvarkoja, tik tai, va, nu, man reiktų priprast prie šito tokio spaudimo, nes aš, kai dirbu Anglijoj, tokio nebuvo, buvo viskas pakankamai, buvo irgi pristatymo tenai kažkokie tai valandos ir viskas, bet, nu, nebuvo tokio, nieks ten neskaičiavo, jeigu tu darydavai savo darbą ir viską darydavai daugiau, mažiau laiko. O vėlavimai visą laiką galimi, to labiau, kai Londone vairuoji, tai ten be vėlavimų turbūt neapsieisi, nes ten apskaičiuot, kad tu tiksliai atvažiuosi per tos kamščius kelio darbus ir taip toliau. Neįmanoma, bet, nu, čia nėra ko kvėpuot, kaip sakyt. Užkimęs blemba. Nuo tokio maisto, kokį čia valgau, praktiškai nesigaminu nieko normaliai, valgau kas papuola, visokius tai rūgštis kyla Perkūnais ir jūrinį visokias ir gerklę graužia. Tai va, nieko daugiau gal nepasakysiu. Nežinau, kad šiandien daugiau tokio nieko kažkokio stebuklingo nevyko, nieko tokio naujo labai irgi. Kažko daugiau nelabai sužinojau, ko jau nežinojau. Prie darbo jau sistemos supratau maždaug kaip dirbti. Taip kad jau darosi tokia rutina. Aišku, būna ten kažkokių dar niuansų, gal kitą kartą. Ir šiandien atvažiavau iki, kaip nekeista, jokių telefonų, vienu žodžiu, ten plius pirmą kartą turėjau įsikrovimą dviejose parduotuvėse, ne vienoj iškroviau dvi palėtės ir paskui visą likusią fūrą kitoj. Čia toks gal naujovė man. Tai va, o taip tai daug mažiau viską, žiūri programėlę, jeigu nėra programėlės, šefas rašo, kur važiuoti ir ką daryti. Tik tai, kas mane patiko, tai, sakysim, čia mane kai krovė rulonus, popieriaus, neatsimenu ar minėjau. Čianai priekabose ir vilkikose nėra nei kopėčių, nei stogo kablių. Tai kitą kartą uždaryti stogo tą kampą reikia laipyti šoniniais skersiniais, lentom ant tų statramsčių, kas nėra saugu ir kas Anglijai būtų neįmanoma turbūt. Netgi senukai turi kablius uždarimo, o švedai neturi. Ir kai šefui parašiau, jis taip. Bolteris neturi tokių dalykų. Ir viskas nusispjavo. O kai reikėjo pririšti krovinį, krovė rulonus. Vienus rulonus pasiekiau, viršūnės kampus ten dėjau ir diržus dėjau. O kiti buvo labai aukšti ir aš jų niekam nepasiekiau. Tai, nu, aš kaip idiotas laipiau tom lentom, jos visos kleba, kai kurios jos patrūnyjusios, palūžusios. Tai kai pasakiau šefui, kad reikia kopėčių, tai jis taip irgi pochrin nusispjauti. Tai man tai biški švediška ta darbo saugos kultūra šokiravo, sakysim. Anglijoj tai būtų neįmanomas dalykas, Lietuvoje galbūt, bet Anglijoj tai neįs... Šiaip sakiau, nesakiau, aš jau nebeatsimenu, ką sakiau. Švedija su Anglija dėl darbo saugos yra gana panaši, toks gana atsainus požiūris į darbo saugą, kas Anglijoje yra labai griežta. Tai va čia toks sulyginimas tarp trijų mano tų šalių.
Tai va čia tokie kas mane nustebino galbūt čia savaitę, va, tai darbo saugos nebuvimas, sakysim, toks, kad reikia laipioti su turinėjusiam lentom. Dar kai lipi ties statramščiu, tai dar, tu gali bent jau dėti kojas ant, kaip sakyti, lenta dar, bet kaip vidurių lentos reikia lipti, kad užmesti diržą ir uždėti kampus ant to, tai, mane čia tikrai išvedė iš kantrybės, plus ir pavargau labai, ir pavojinga iš tikro, kitą kartą galvoja, ar lūžta lenta, nelūžta lenta. Tai va, tai mane šitas biškį nustebino toks atsainus labai požiūris į tą dalyką ir visiškas nereagavimas į tavo pasakymus, tai taip kad tokie pastebėjimai iš šios savaitės, iš šių 3 savaičių ir ką, baigiam šią seriją. Ačiū žiūrintiems, ačiū komentuojantiems, didelis ačiū patariantiems, kurie patarė kaip ir ką daryti. Tikrai dėkoju visiems, dėkoju prenumeruojantiems, vienu žodžiu visiems gerų kelionių, saugių darbų. Svarbiausia, nes mūsų sveikata yra pagrindinis mūsų šaltinis, neturėsim sveikatos, negalėsim dirbti. O jeigu susilaužys rankas ar kojas, tai darbdavys ras kuo tave pakeisti. Taip kad visiems saugių kelionių, saugių darbų, gero savaitgalio ir iki sekančių serijų. Ate. Energy rising. Energy rising. Night is moving. The bass is calling. Rhythm takes me. The sound controls me. Energy rising.